Mylėti tą, kuris mane myli, lengva. Padėti tam, kuris man padeda, nereikia daug pastangų. Bet mylėti, kai apie tave kalba blogai, laiminti tuos, kurie tave keikia, nusilenkti prieš tuos, kurie tave persekioja, tai yra Dievo gestas. Dovanoti nieko nesitikint, negauti padėkos, jokio atlygo, tai tave padaro tikrų Dievo sūnumi ir dukra. Jėzus sako, kai rengsi pietus, pakviesk tuos, kurie negalės tau atsilyginti. Nes taip jis elgėsi su mumis. Pakvietė mane, neverta, nepajėgų dideliems darbams. Jis mane mylėjo, kai buvau tuščias. Mylėjo mane be nuopelnų ir pripildė savo gerybių. Ir dar šiandien aš negaliu Dievui nieko duoti mainais. Tačiau jis vis neapstoja man teikti savo malonių. Kaip ir aš norėčiau, kad čia nemokame meilę, gautą be saiko, galėčiau dovanoti kitiems. Gražios dienos.